Sveiki. Kas apsaugos kaimyno gyvybę? Toks būtų šios dienos mūsų pokalbio temos pavadinimas. Pradžioje aš noriu papasakoti seną Afrikos vienos genties paprotį, reikalavimą. Paprotys kaip tradicija, kaip ir tampa įstatymu. Tai štai toje gentyje buvo toks paprotys. Gimus sūnui, tėvas privalėjo eiti į kitą gentį, ten pabūti, pagyventi, atrinkti patį stipriausią, patį greičiausią, patį geriausią medžiotoją, sužinoti jo vardą, tada jį nugalabinti, tą medžiotoją geriausią, ir tą vardą suteikti grįžus savo sūnui, kad jis būtų toks pat stiprus ir geras medžiotojas. Taip, tai buvo prieš kelius 500 metų. Tokia buvo tradicija. Jeigu žmogus neitų, tradicija, ką reiškia tradicija, jeigu žmogus neitų, jo gentainė jį niekintų, laikytų nevykėlių, net išdavikų. Turėjo tokią tradiciją. Mums ji yra kvaila ir juokinga. Bet mes praėjome 500 metų. Bet pirmiausia pagalvokim, iš kur kylo ta tradicija. O kylo labai paprastai. Kažkoks gudročius, stiprios genties, mato, kad čia gera žemė, gera upė teka, daug žuvies, daug žvėrių miške. Nori, kad tos gentys susilpnėtų. Ir kvailiausiam genties žmogui pasakė šitą paprotį, šitą idėją. Tas kvailys pasakė mažiau kvailui, tas dar mažiau, pusiau kvailui. Ir visi, ir tada protingi pradėjo laikytis to principo. Išliko tik tai išmintingiausi, kurie neėjo galabinti, o mokė savo sūnų, patį pavyzdį rodė, mokė žinias, perdavė ir taip toliau. Bet klausyk, ar reikia genijaus, kad suprasti, kad tai yra nereikalinga, kaip minimum, o iš tikrųjų kvaila ir save pražudanti tradicija, kurios būtina laikytis. Tai štai pagalvokim, ar dabar nesijuoks mes kaip dabar iš tos tradicijos po 500 metų, ar nesijuoks iš mūsų po 500 metų, iš mūsų laikmečio gentainių tradicijos. Dabar vakarais nebesuvirbę einam pas kaimyną, o su mobiliu telefonu iki 2-3 nakties žiūrim, kaip varna paėmė iš laužo degantį pagaliuką ir nunešė iš žvirblio lizdą, uždegė. Kaip nežiūrėsi tokių įdomybių? O tu tūkstančiai įdomybių, tokių ir kitokių. Pėsčioniai, žvėreliai, katės, šuniukai ir taip toliau, žmogeliai visokie. Ten į duobę įkrenta, paskui nupiešia duobę, ten krenta, ten ištraukia. Iki nakties žiūri. Ar ne tas pats čia savęs, savo proto, savo jausmų, savo gyvenimo galabinimas? Tai štai, kodėl mes einame? Dieną prie mobilaus telefono, prie Facebooko. Kodėl dabar atsisakė šito knygų skaityti? Jos buvo mokykloms reikalingiausios. Su atestato įteikimu įteikdavo pučiai mano knygą. Tu vienintelis gali, tu vienintelis turėti, teisai mintis, tavo sėkmės kelias pirmokam. Nei vienos dabar nereikia. Tradicija. O tradicija yra reikalavimas, dabar reikia kapų planetą, ten krematoriumo istorijos, kitos knygos. Tai štai, ar reikia? O gal pagalvokim, gal reikia vis tik negalabinti to. Ir negalabinti savęs, ir negalabinti kaimyno. Nes aš esu taip kaimynui, aš esu kaimynas. Reiškia, ir mano gyvybė, mano protas pavojuje, ar ne? Ir dabar 3 amžiaus universiteto. Praeitam pavasarį, nei vienas nepakvietė. Mane į seminarus, kur mes vesdavom energetinius seminarus, vidinė energetika, kaip atrasti sveikatingumo principai ir taip toliau. Tada buvo daug metų. Tradicija, kažkoks gudročius pasakė, kad dabar yra žmogus turi tik kūną. Reikia dietos, reikia mankštos ir neduok Dieve dar kažko kito.
mankštą dabar 10 tūkstančių ritminis, ne, tai hipnozinis, ne, vat, kad daryti vienodai ir mąstyti vienodai. Ne. Kodėl dabar 100 tūkstančių žmonių daugiau per metus apsilankė psichikos sveikatos centruose. 2 kartus miršta daugiau negu gimsta. Žmogus nebejaučia gyvybinės energijos, apie kurią aš kalbu. Jis nebeieško gyvybinės energijos, nėra gimimo ir greičiau mirštam, kadangi mūsų sveikatą mums patikim tik vaistam, o ne savo. Pasaulio pabaigo, surinkit šitą paranoikų kalendorius. Kiekvieni metai buvo pažymėti, kai bus pasaulio pabaiga. Googliai buvo mūsų Delfi rugpjūčio 22 dieną, rugpjūčio 22 skaičiau pavadinimą. Mokslininkai nustatė, kad pasaulio pabaiga įvyks po 3 mėnesių. Reiškia ant kalėdų. Ant kalėdų jau pasaulio pabaiga. Štai dabar noras žmogų supančioti jo mintis, užgesinti jo energetiką, užgesinti jo gyvybinį norą. Ne? Žmogus turi ne tik kūną, mėlėjai, ir mėlėjai 3 amžiaus universitetas. Ne tik kūną turi, žmogus turi sąmonę, turi pasąmonę, turi vidinį pasaulį, turi minčių pasaulį ir turi minčių energiją, kuri gali daryti stebuklus. Žmogus yra kūrėjas, ne? Aš skelbiu visose seminaruose, visose susitikimuose. Kūrėjas, žmogus vidinis lobius, bet juos reikia atrasti, reikia būti to lobių geologų, atrasti. Žmogaus galia. Pagal tai, pagal mūsų tos šiandienos situacijas, pagal mūsų realybės, aš ir padariau naujų 2006 metų rudens žiemos seminarų planą, jeigu išliks dar. 3 amžiaus universitetai, bet aš jiems vesiu pagal individualių kursų. Aš dabar visą vasarą vedžiau ir labai sulaukiu daug klausytojų individualių kursų, kadangi ir asociacijos, 3 amžiaus asociacija neskatina mąstymą, neskatina kūrybiškumą, neskatina ieškoti savo jėgų, būti stiprių, ar ne? Individualius kursus, ar ne? Ir kada ateina žmogus pas mane, aš pirmiausia klausiu, ką tu darai pats, kad padėtum savo? Žmogus nustemba, ką tu darai. Taigi aš geriu vaistus, einu, vykdau, turiu receptus, lankausi, kaip pasako gydytojas. Ne? O pats ką darai, kad padėtum savo? Ir štai mes pradedam pokalbį ir pradedam didžiuliai atradimai nuo pradžios, nuo pirmo kavos gurkšnelio, jau mes pradedam ieškoti. Pirmiausia, kad galimybės jis turi, ar ne? Taip. Žmogaus gyvenimą, jeigu galima sumaketuoti mūsų, sakykime, ar ne? Taip metaforiškai. Žmogus turi lentas, plytos, langas, turi visų medžiagų pilnas kiemas, bet jis neturi namo. Jis nesumontuoja iš tų visų elementų, iš tų banko sąskaitos, iš to savo, kai jis turi sveikatą, kai jis turi namus, jis nesumontuoja to vidinio gyvenimo, vidinio džiaugsmo. Hesė yra pasakęs, laimę galima pajusti tik sielą, ne piniginė sąskaita. Ne, piniginė sąskaita tik dar didesnis alkį, daugiau turėti pinigų. Kaip ir karai, po karų norisi didesnio karo, ne? Daugiau, ne? Karas nori tik tai karo, ne? Turtuolis nori tik daugiau pinigų. Laimę gali pajusti tik siela. Sielą galima atrasti tik tai per grožį. Vėl reikia grįžti prie tų knygų, ar ne? Arba prie mūsų seminarų, bent individualaus pokalbį. Ne? Ieškome žmogaus galių, ar ne? Ieškome kursuose, kad ieškoti, ko mes turime, ne? Žmogų, atrasti savo tą sąmonės pasaulį, tą stebuklų pasaulį. Ne? Knygas, sakykime, knygas neskaityti jas reikia, su knygom reikia kalbėtis. Vieną puslapį, aš sakau, ne, man paprastai įsigyja visas knygas, ar ne, ir sakau, aš nespėjau perskaityti, nereikia. Po vieną puslapį ir atras savo, kalbėti su tekstu. Kalbėti su, jei tau sunku, ar papastymai sumąstančiu, sakykime, mano knygą. Taip, ar ne. Tai šią vasarą aš pradėjau, kad būtų geriau suprasti
mūsų tų kursų ir seminarų prasme, aš pradėjau į mūsų svetainį www.3žvaigždutės.lt pradėjau aprašyti tų anoniminės istorijas. Vat vieną aš perskaitysiu, sakykime, žmogus atėjo, jam arti 60, atrodė pavargęs, be emocijų, sunkiai rinko žodžius apie savo gyvenimą. Įsikalbėjome. Jo visas gyvenimas buvo sugulęs į vieną plokštumą, net į vieną liniją, nuobodus, nereikšmingas darbas. Pilka rutina tapusi buitis, vaikai nutolę fiziškai ir dvasiškai. Daugelio žmonių, jam arti 60, jis pajuto tuštumą, ar ne tuštumą, beprasmybę. Bet jis turi viską, jis turi žmoną, jis turi vaikus, jis turi anūkus ir dar turi sveikatos, dar šiek tiek turi, ar ne, kuria nesirūpino pats, kad galėtų turėti daugiau. Taip, monotonija, energetinio sveikatingumo. Neskaitysiu daugiau, yra mūsų svetainėje, Trys žvaigždutės, aš įvedžiau naujus skyrelius. Naujus skyrelius, reiškia, vadinasi, gyvenimiškos individualių kursų istorijos. Energija tik vyrams, naujus skyrelius. O perskaitykite tas istorijas, tai kiekvieno žmogaus istorija tinka ir kitam žmogui. Ir kitam, nes mano gyvenimas taip pat istorija. Tavo gyvenimas, mielas klausytojas, taip pat istorija. Ir mūsų jos yra bendrai, labiau, kad mes gyvenam vienam laikmetį. Vienoje situacijose. Pažiūrėkit, kiek yra liūdnų, kiek yra ten ligoninėse, kiek psichinių sveikatos centrų padidėjo 100 000 per metus. Ne? Bet ir pilnas gatvės yra koncertų salės, linksmi, laimingi žmonės. Tam pačiam laikmetį ieškokime. Ir vat mūsų susitikimai, mūsų bendravimai. Ir šitą perklausykit, vat pagalvokit, kur čia mano mintis. Kur čia, ar čia aš irgi nesu to afrikietiškos tradicijos tiesėjas. Ieškau, ne? Tradicija. Paieškokim, ar man tinka tą, ką aš dabar turiu, ko aš mąstau, ko aš esu įsitikinęs, kaip tas afrikietis buvo įsitikinęs. Mielai bendrauju, vat individualus kursai, ne? Kadangi asociacijos Trečio amžiaus universitetai jau nebeapsijungia. Daugumos nebėra, ne? Bet individualus kaip to, ne, tie genijai, kurie supranta, kad nereikia galabinti, yra. Ir tai ateina individualius kursus, pokalbis. Kartais mes, kada man paskambina, aš paprašau susitikimo, sutariam datą, jis pasako esmę, ką jis norėtų, apie ką kalbėtis. Ir aš jau dirbu pilnai, ruošiuosi, jam atrenku iš tų 100 savo energetinių principų, kurie galėtų jam labiau tikti. Atrenku knygas, atrenku puslapius, kurie jam galėtų tikti. Ne? Bendrauja ir žmogus labai suranda paprastą kelią mūsų. Nėra mūsų nieko sudėtingo, bet mes neieškom to paprasčiausio kelio. O jis yra ir man viena. Ir aš 80 metų turėdamas pilnai su džiaugsmu dirbu, lauk rudens, žiemos, kalėdų, kurios nebus jokio pasaulio pabaigos. Sėkmės visiems, būkite laimingi. Kas norit, galite paskaityti Trys žvaigždutės.lt, skyreliai yra kontaktai, visi galiu pasakyti telefonu, paprastai pasakau, kad nereiktų ieškoti. Jeigu kas norėtų paskambinti nors ir šią minutę. Mano telefonas 06 87 75 147. Gyvenkim 21 amžiui, o ne senoj Afrikoje. Sėkmės.